Po 2 dienų kelionės pagaliau atvykome į chaotišką Vietnamą. Ir esame čia tam, kad sugriauti visus metus apie azijietišką virtuvę. Turim padažą. Kaip visą laiką su pagaliukais paragaujam. Vaikams dar neduosiu ragauti, nes padažo toj neliks. Džiaugiamės iš tikrųjų, kad mūsų studija kas kartą vis kitoje vietoje. 3 skirtingi kokteiliai kiekvienam viršininko skoniui. Skanaus. Dabar mes esame pačiame vidurdienyje, tai yra 1 valanda dienos ir 35 laipsniai karščio lauke. Šį kartą Virtuvės mitų griovėjų laida tiesiai nuo laivo denio ir esame beveik Karibų piratui. Nerealiai skanu, žiauriai gerai. Mūsų kulinarinė studija keliauja toliau. Aš manau, kad šioje oloje ne tik tai pirmą kartą yra filmuojama, bet pirmą ir paskutinį turbūt kartą yra gaminama. Pasaulyje turbūt nebuvo nei vieno virtuvės šefo, kuris gamintų tiesiog vandenyje. Aš tikiuosi, kad mes pirmieji, nes būti pirmuoju visą laiką smagu. Štai toksai ritualas ir duoda mums išgerti ryžių degtinę su šviežiu krauju gyvatės. Už kulinarinės kelionės. Bet pabandai apgauti ir neišgerti iki dugno. Dabar aš galėčiau skelti tą dalyką, ne? Jautim truputį geležies. Opa! Tu širdį norėjai! Tu širdies norėjai! Kaip džiaugiuosi! Jis dar juda visą, plaka. Viskas gyvenime, žinokit, žiūrovai priklauso nuo požiūrio. Jeigu požiūris yra geras, teisingas, tai bus viskas gerai. Nieko tokio, viskas tvarkoja. Tai ką, laukiam, aperityvas kaip ir jau padarytas. Taigi, turime šiandieną komandos papildymą. Aplinkiniai stebisi, ką mes čia darom, nes visi Vietname gaminantis maistą, nors šiek tiek žino, kad ryžių popierius yra naudojamas būtent mėsos, žuvies, daržovių patiekalams. Matom net atratų žmonės susidomėję, ką mes čia darom. Tai ką, visas būrys vaikų susirinkęs, atsivedė tėvelius, yra ir dar senelių net kai kur. Tai visi laukia, nesulaukia, nes kvapas, aš manau, kad vilioja čia susiburti žmonės. Iš visų gatvių atvažiuoja čia motoroleriai pažiūrėti, kas čia vyksta. Jau, man atrodo, visas Vietnamas žino apie mūsų viešnagę čia. Ali, ar pakankamai žiūrovų tau surinkau? Kažkaip pripratęs prie didesnės auditorijos, bet nieko nepadarysi, viskas tvarkoja. Taigi pastebima, kad žmonių vis gausėja ir gausėja, visi lenda praktiškai į puodą, jau nori pasižiūrėti, paragauti ir, nežinau, pasidžiaugti kartu su mumis tokia gražia diena šitoj prieplaukoje. O mes keliaujame toliau. Kaip ir šis žmogus. Geras šaukštą. Opa, yra. Viską gerai išmaišome. Važiuojam? Ja, klausykit, čia dėmesys turėtų būti. Kiekvienas europietis vyras turi mokėti pastatyti namą, užauginti sūnų ir pasodinti medį. Bet vietiniai gyventojai turi mokėti ir užlipti palmę.